Nusipirkau mikrofoną, kurį naudoja praktiškai kiekvienas podcasteris pasaulyje. Ir praktiškai kiekvienas atlikėjas pasaulyje. Michael Jackson, The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber, Juice WRLD, Wiz Khalifa, Katy Perry, Olivia Rodrigo, Charlie Puth, Taylor Swift, Shawn Mendes, Ed Sheeran. Bet ar jis tikrai vertas 400 eurų? Va, ko reikia, kad skambėt kaip Michael Jacksonas. Unboxinam. Iš tikrųjų, gali atrodyti, kad tiesiog reikia užsisakyti mikrofoną, bet pamatysit, kad garsas būtų labai geras, truputį reikia painvestuoti daugiau. Holy moly, Shure SM7 DB. Va, o čia visi pinigai išėjo. Toliau specialūs mikrofonų laidai, matot kokie tokie fat. Toliau čia toksai adapteris mikrofonai. Mikrofonas, kurį visi podcasteriai turi, jisai kainuoja apie 500 eurų. O čia, aš žiūrėjau YouTube, jo tokia yra nebloga alternatyva, kuris kainuoja 8 eurų, bet kuris atrodo kiečiau. Jau, sveiki, ten į mikrofoną ar toksai. Sveiki. Tai šiaip tai kainos skirtumas yra praktiškai 4-5 kartus didesnis, bet įdomu, ar kokybė iš tikrųjų žiauriai yra panašių ir tiesiog jums gal reikėtų netokį pasimti. O čia tiesiog yra mikrofono tas armas, kad žinote mikrofoną būtų galima valdyti. Tai gerai, atsidarykime Michael Jacksono mikrofoną. Holy shit. Damn, nu atrodo tikrai neblogai. Jau. Jaučiasi obviously premium, atrodo toksai solid daiktas, nedidelis, nu aišku, didis ir nemažas. Anyways, judam toliau. Iš tikrųjų, pats mikrofonas tiesiog ateina va to. Jums reikia įsikišti laidą, kad jis veiktų. Vadinasi XLR cable. Ale kažkom labai šustra, garsas per ją geriau eina, bla bla bla. Iš tikrųjų, nežinau, nesigilinau, bet tiesiog žinau, kad taip reikėtų daryti, kad tas garsas būtų the best. Ir matot, tokio į kompo nelabai dėsime. Todėl atsiranda va toksai adapteris. Nu, čia vienas iš variantų. Ir mes jį padarom. Op. Ir dabar, matot, turim galiuką, kurį galim teoriškai kišti kompą ir jau turėtų tas mikrofonas veikti. Ok, Michael Jacksono garsas in 1, 2. Opa. 1, 2. Pasiklausom, ką aš čia sakau, ar aš čia iš vis kažką rekordinu ar ne. 1, 2. Jo. Taigi, dabar paklausys, kad aš turėčiau garsas eiti per šitą mikrofoną. Tai visai neblogai. Ar aš ką tik tiesiog unboxinau, pajungiu čia porą keiblų ir viskas jau veikia, kaip turėtų veikti ir garsas tipo jau cinematic, labai filminis garsas. Man būtų žiauriai reikėtų, jeigu aš būčiau ausinės užsidėjęs ir aš save girdėčiau tada, nes real time aš jums dabar kalbu, aš nežinau, pavyzdžiui, kaip skamba. Aš dabar turiu pažaisti truputėlį su settingsais, kad gaut geriausią variantą. Ok, po gerų 30 minučių įsiaiškinau, šito mikrofono nebereikia. Welcome to the Shure microphone, ladies and gentlemen. Tai kaip jums mikrofonas, nes garsas fucking geras, ta prasme, cinematic as fuck. Žiauriai kietai skamba, jisai toksai visas professional, toksai high quality, toksai podcastai, dabar aš Michael Jacksonas. Gerai jo, tai va, supratot esmę, mikrofonas kokybiškas. Ir faina, kad jį galima va šitaip laikyti, aš pasiėmiau 5 metrų laidą, tai aš net galiu ir nueiti nuo čia ir viskas turėtų būti gerai. Aišku, aš pasiėmiau ir tą armą, primontuoti prie kompo. Prieš judant toliau, aš labai noriu pasižiūrėti, ar šitas man iš vis verta jį buvo nusipirkti. Jeigu ne, tai aš jį tiesiog grąžinsiu. Bet gal 5 kartus pigiau kainuojantis mikrofoniukas gali būti šitas ir taip pat gerai. Aišku, jis nebeatrodys taip gerai, kaip šitas didžiulis daiktas. Bandom šitą pasiunboxinti, pažiūrėjom, kas bus. Ok, ir mes dabar jau kalbame į šitą mikrofoną. What's the difference? Aš dar nežinau. Jis tikrai atrodo kaip impaliukas. Bet man atrodo, kad garsas bus geras. Nu, pažiūrim. Ok, ir mes dabar jau kalbame į šitą mikrofoną. Ok, tai garsas tikrai nėra toks pats. Bandom tą testą. The brown fox jumps over the lazy dog. The brown fox jumps over the lazy dog. Kodėl šitas sakinys? Nes šitas sakinys turi kiekvieną raidę iš abėcėlės. Įsivaizduojat? Insane. Jisai skamba irgi gerai ir aš nebejoju patweakinus settingsus per visas šitas programas, uždėjus pop filterį tą patį, nusipirkau jam atskirai, bet tingiu jį plėšti. Ir palyginus, kad jis 5 kartus pigiau. Tai obviously čia yra žiauriai fucking kokybiškas mikrofonas, nu bet šitas 5 kartus daugiau kainuoja ir jis yra 5 kartus geresnis? Ne. Ar jis atrodo 5 kartus geriau? Taip. Ar Michael Jacksonas jį naudoja, todėl aš irgi noriu naudoti? Taip. Ar absoliučiai kiekvienas podcasteris jį naudoja ir turi labai kokybišką garsą ir aš irgi noriu turėti kokybišką garsą ir būti kaip kiekvienas podcasteris, tiesiog kopijuoti visus? Taip. Tai va. Ir su klaujuku aš jau čia mikrofoną užsidėjau. Tai va. Iki.